Džiaugiuosi galėdama kreiptis į jau 9 kartą rengiamo Lietuvos olimpinio švietimo forumo iniciatorius, organizatorius bei dalyvius ir pasveikinti jūs taip gausiai susirinkusius į prasmingą sporto ir žinių šventę. Tai puikia proga su pasididžiavimu prisiminti ir tai, kad olimpinio judėjimo sąjūdis mūsų šalyje turi gilias tradicijas ir šiais metais pažymi savo gyvavimo 100-metį. Tęstiniu tapęs olimpinio švietimo forumas kaskart subūrė vis gausėjantį bendraminčių būrį, sutelkia pedagogus, trenerius, savivaldybių ir jaunimo organizacijų atstovus, įvairių sričių specialistus bei ekspertus ir tampa keitimosi patirtimi, dalymosi įžvalgomis ir idėjų platformomis. Gyvai ir įkvepiančia erdvė, kurioje per sporto ir olimpinio švietimo prizmę keliamos ir aktualinamos platesnės socialinės, pilietinės, sociokultūrinės temos, diskutuojama apie mūsų šalies ir visuomenės raidos perspektyvas. Kiekvieną kartą galvodami, kaip mes skleisime žinią apie forumą ir šį kartą galvodami vėl, kaip tai turi atrodyti, pirmiausia, iškilo žodis visiems. Tai turi būti prieinama visiems, nes mes visi labai skirtingi. Vieniems tai paprasčiau, kitiems tai sudėtingiau. Netiek senai prie olimpinio šūkio Citius Altius Fortius atsirado dar vienas žodis – kartu. Nes mums visiems reikia ir to, ką šiandien mes skleisime. Mums reikia kažkokių elementarių dalykų, bet ir tos vertybės, olimpinės vertybės, draugystė, pagarba ir tobulėjimas reikalingas visiems. Tai labai tikiuosi, kad po šiandien mes būsime dar vieningesni, kad mes palaikysime vienas kitą ir padėsime siekti tiesiog kokybiškesnio gyvenimo ir būti gerais piliečiais. Ačiū labai.